Paryžius, Niujorkas, Milanas, Londonas. Ketvirtadienį šios 4 didžiausios pasaulio mados sostinės buvo atstovaujamos jau antrą kartą rengiamame didžiausiame pasaulyje madų šou, kuris Prancūzijoje vyks iki pat šeštadienio. Pirmoji renginio dalis vyko ketvirtadienį. Renginyje dalyvavo 800 modelių, niekam nežinomų mados mylėtojų iš gatvės, kurie žygiavo didžiuliu podiumu įrengtų pačiame Paryžiaus centre, nuo Opera Garnier iki Galeries Lafayette universalinės parduotuvės, kurie ir organizavo šį renginį. Visi mados renginių dalyviai ant podiumo demonstravo savo mados idėją. Visi šie skirtingo amžiaus, rasės, gyvenimo būdų žmonės sukūrė tikrą geros energijos ir nuotaikos užtaisą. Visų modelių užduotis prieš lipant ant podiumo buvo parodyti savo gatvės mados idėją, kurią galėjo įkvėpti viena iš 4 mados sostinių. Šeštadienį savąją mados idėją 50 Prancūzijos miestų pristatys dar per 5000 žmonių, vienai dienai virsiančių modeliais. Tikimasi, jog šeštadienio renginys taps didžiausiu pasaulyje mados šou. Pasaulio rekordas pasiektas per mados šou Paryžiuje. Ten vienu metu ant podiumo buvo pademonstruota daugiausia vestuvinių suknelių. 65 nuotakos, visos ištekėjusios, gavo antrą galimybę gyvenime pasipuošti vestuvinę suknelę ir netgi išdidžiai pereiti podiumu. Pasaulio Gineso rekordų knygos teisėjai stebėjo renginį ir pripažino vestuvinių suknelių šou vertų pasaulio rekordo.